Na, tai kągi, aš net nežinau, ar čia matosi, einam gal geriau kažkaip biškį į lauką, kad aš jums vaizdą, gal žiūrėkit, ne taip aš įrašysiu šitą vaizdo įrašą, nes neturėtų rasot. Opa, aišku, čia palaukit, gal taip reikia man pasitraukti. Opa, visas Dubai. Visi bairiai. Nu, taip reikėtų bazarinti, bet 5 minutės neišbazarinsiu. Tai žodžiu, kas vyksta gero pasaulyje, ne? Nuvarė į tą Šveicariją. Nuvarė į Šveicariją yra vienas vaizdo įrašas, kur tiesiog ateina tasai Amerikos, kuris turi viską derinti. Vincas, aš vadinsiu Vincu, jis bus Vincas, Vinciukas, karočią. Ateina Vincas ir ateina Irano tenai irgi atstovai. Ir kadangi Donaldas Trumpas, nors dar jie net nebuvo susitikę nieko, Donaldas Trumpas tenai Twitterį piso, kad čia taip Iranas. Jeigu čia jie uždarys Strait of Hormuzą, tai jūs pamirškit šalį kaip Iranas. Vapšė visus ten, pikščiausiai žodžiai, nors dar net neprasidėjo nei mitingas nieko, tai tiesiog Irano tie officials atėjo prie Pakistano prime ministerio, jeigu neklystu, bet žinau, kad kažkas iš Pakistano, nes Pakistanas ir Kataras, jeigu neklystu, dvi šalis, kurios pagrinde veda šitas dėrybas ir Pakistanas labai daug įdėjo vilčių, yra vaizdo įrašas, kur ateina tiesiog Irano tie lyderiai ir pasako, kad mes nedalyvausim šiandieną. Mums tipo viso, eikit, ir tasai Vinciukas toks visas nesupranta, kas vyksta. Nu, bet šiandieną ar vakar, čia dabar tiksliai nepamenu, jie pagaliau susitiko, pašnekėjo, matome, kad rinka atsigauna, kažkas vyksta per tas 60 dienų, kaip ir minėjau, jie jau pasirašė su Smart ID savo tą dealą, kad per 60 dienų yra ceasefire, tipo, jokių ten bombardavimų nieko, nors Izraelis šitus visus dalykus kaip ir pažeidė. Vėl tiesos negalima rasti. Izraelis sako, kad pažeidė dėl to tą ceasefire, tą taikos sutartį, vien tik tai dėl to, nes Iranas fundina Hezbollah, o jie slepiasi Lebanone. Nu tai čia toks apie nieką, žinot, nes tam ceasefire yra įtraukta, kad Lebanonas nebombarduojamas. Viskas yra baigta ir tai Hezbollah, ir tas Iranas, ir Izraelis, visi kaip ir sutiko, bet visas tas konfliktas toliau vystosi. Tai ko galima tikėtis, aš nežinau, kada šitas vaizdo įrašas išeis. Šiandieną yra pirmadienis. Atrodo, kad viskas yra ganėtinai gerai. Dėl ko, nes labai reikia klausytis, ne ką Amerika sako, ką sako Iranas. Tai Irano officialsai visi sako, kad šiandienos ar ten vakar dienos tasai mitingas labai sunku pasakyti, nes aš nežiūriu į valandas, kada ten tos naujienos išėjo. Tas valandų skirtumas jisai tikrai jaučiasi ir aš tikslios datos negaliu pasakyti. Nu, bet mes čia šnekam, jeigu šiandieną yra pirmadienis, tai buvo sekmadienį arba šeštadienį. Nu, tai tos dvi dienos nieko nepakeis, ypatingai kai vaizdo įrašas geriausiu atveju išeina trečiadienį, antradienį arba ketvirtadienį. Ką Iranas sako, kad visa šita kalbelė, visa šita maldelė, jinai buvo progresyvi. Ta pati sako ir Vinciukas. Tai kaip ir geros naujienos, geros žinios. O toliau sunku kažką sakyti, sunku kažką nuspėti. Marketas iš karto pricina, iš karto kriptovaliutos kyla. Realiai nuo šito ir viskas priklauso. Ar mes toliau kylam į viršų, ar mes darom iki tenai PM5, PM1000 už vieną bitcoiną. Tai reikia visus šitus dalykus susižiūrėti, susistebėti. Tai apie ką dar norėčiau pašnekėti, tai yra labai svarbus dalykas ir turbūt aš kartosiu tai kiekvieną kartą, kad aukščiausio lygio edukacija skanuok.lt. Jeigu jūs norit pradėti trading, tai yra vieta, kur jūs gaunat ne tik signalus, bet jūs gaunat aukščiausio lygio edukaciją. Sekantis dalykas – dollar cost average. Šitą irgi bandysiu aš jums kartuoti dar ateinančius 7 vaizdo įrašus į priekį. Dollar cost average. Perki, nori investuoti 1000 eurų, investuoji po 100 eurų kiekvieną mėnesį, gausi labai gražų kainos vidurkį. Imam kaip pavyzdį, jeigu neklystu, Solana paskutinius 9 mėnesius vien tik tai krenta žemyn. Jeigu tu būtum pirkęs, tarkim, prieš 9 mėnesius pradėjęs pirkti po 100, taip, tu būtum dabar minuse, bet tu turėtum labai nuostabų gražų kainos vidurkį. Aš dabar jums nepasakysiu, nei skaičiuosiu kitam vaizdo įraše, aš jums kaip priminsiu apie dollar cost average, aš jums paskaičiuosiu, paklausiu, arba galite nueiti patys paklausti ChatGPT, kas būtų, jeigu būčiau pirkęs kiekvieno mėnesio pirmą dieną Solana po $100, koks mano būtų dollar cost average. Nes jaučiu jūsų dollar cost average, jeigu jūs ten pradėjote pirkti, tarkim, prie 108, ne, ir taip kaip dabar, jisai taptų nežinau koks. Manau, koks 120-110 už vieną koinsą, tai palyginus su dabartinė kaina, tai yra tikrai ganėtinai aukšta kaina, bet turit suprasti, kad tai ir vadinamas investavimas. Nereikia kažkur šokti į priekį, nereikia laukti kažkokio stebuklingo momento. Skamba gal kažkaip, nelabai seksualiai, ne? Tu pradėjai investuoti ir 9 mėnesius tiesiog investuoji po 100 eurų ir pisi į minusą. Dabar matau irgi labai daug TikTok'e, Instagram'e visokių postų. O 2021 bitcoinas kainavo 66 štukas, 2026 metai bitcoinas kainuoja 66 štukas. Taip, jisai kainuoja tiek pat, kiek prieš 5 metus. Tik reikia suprasti skirtumą. Tenai buvo 2021-2022 metais buvo bull runo pikas, o mes dabar šnekam apie bear marketo kaip ir dugną. Literaliai mes esame, čiut galime nesakyti, net botome. Literaliai, šiam štukų, tam štukų, tas 10 000 labai stipriai, žinokit, nieko nepakeis. Aš asmeniškai, kas mane seka Instagrame apsistūmęs, tai mes nepirkom nei Solanos nieko prieš 9 mėnesius. Mes tik tai pradėjom prieš mėnesį arba prieš mėnesį su pusę dollar cost average tam tikras valiutas. Tai va toks yra skirtumas. Bet žmonėm, kurie nesigaudo, tai kaip ir minėjau, jūs susikoncentruokite į ateitį, o ne kas dabar vyksta ir geriau pradėti dabar negu niekada. Jo, iki kito karto!